Buvo tokia įdomesnė patikra. Atvažiavam tikrinti Toyota Prius automobilį. Parduoda privatus pardavėjas, matos tikrai neperpardavinėtojas, turi ilgai automobilį, matos pagal registraciją ant dokumentų. Tikrinam, žiūrim, airbagų nėra, varžos sudėtos. Štai ir nuotraukos iš automobilio, iš įvykio vietos. Žodžiu, nustebo klientas, tiksliau automobilio pardavėjas. Iškart nuvažiavęs sudėjo naudotas kitas oro pagalves ir toliau pardavinėjo automobilį, nes pilna defektų ir mes jo nepirkom. Bet kame čia faktas įdomus, kad nusipirkęs važinėja 4 metus, vežioja savo vaikus be airbagų. Tai žodžiu, pats kai pirko, tikrino, sakė servise, nieko nepasakė apie airbagus. Liūdna, dabar jau galų neberasi po 4 metų. Kaip bebūtų, tai yra vienas iš niuansų, kuriuos privalot išsiaiškinti prieš pirkdami automobilius. Taigi būkit budrus ir pasitikrinkit.